Tai ką, sveiki visi, su jumis žvejybos kanalas ir ką mes ir vėl ant vandens. Atvažiavom šiandien į Nevėžį, tai pabandysim kažką sugauti. Oras -14, tikrai bus šalta, bandysim gaudyti avižą, nežinau kaip seksis, galbūt nesušalsim. Tai kad lekiam gręžti kečių, žmonių truputį yra, keli žvejai. Tai ką, lekiam gręžti kečių ir bandom sugauti kažką iš Nevėžio. Važiuojam. Nu, pragrįžiau 10 kečių, tai šilta pasidarė labai. Ledas, tai o Jėzau čia. Su mašina važiuot gali. No, proszę.
O, dar vienas nespėjau net kameros imti. Kilpinga katė. O, klausai. Normaliai. Nu, dar bus kaži. O, kaip. Tuoj GoPro baterija nusės. Reikia gal pasikeisti. Bet kaukim baterija nesinori dabar. Gal užplaukia koks būrys. Pranešė, kad bus iki 13. Ryškia. Ai, čia labai gerai. O. O, iš vienos į kities. Neblogai. O, kita kitė ir vėl. Ir vėl yra. Bet jau kaip rankos pradėjo šalt. Tai šakis. Ai. Nėra ko norėt, -12. Faktas, kad šals. Oi, kaip gražiai. Opa. Toks fainuolis. Pirmai buvo išlindus saulytė, tai visai nieko, dabar saulė dingo. Ir ajai, kaip šalt viskas pradėjo. Norėjom važiuoti šiandien Kauno marių pabandyti, bet kai toks šaltis, tai nedrįsom, nežinau, nes norėjom važiuoti pabandyti karščio dieną, bet sako -12, jeigu ten ant marių vėjas, tai ten bus kaip -30. Tai sakom, gal tiek to, tai atvažiavom į Nevėžį. Ir visai neblogai, kad mes čia atvažiavom, žuvytė kimba, žmonių nėra labai jau daug, kaip tikėjaus. Tai tas ir svarbiausia mano. Opa, dar vienas gražuolis. Kimba.
Dingo kažkur ešeriai. Nei draugas pagauna. Dabar kokių 25 segėtės. Tuščios. Nežinau, gal pabandyti avižą pakeisti. Bandžiau ir giliau, ir prie pat, kur negilu, nekimba. Gal reikia pabandyti pakeisti avižėlę. Kokią juodą tą diskoteką uždėti. Pabandom. Dabar va tokią gaudžiu, ryškį. Toks karoliukas visai fainiai atrodo. Pabandom tokią uždėti. Gal netyčia. O, kas čia aukšlė? Normaliai. Pirmą kartą gyvenime jaučiu aukšlę pagaunant žiemą. Gerai. Netikėtai. Nesu tikrai jaučiu žiemą aukšlės pagaunant. Nekibimo valandas, man atrodo, tie iš ryto kibo, tie pietus beveik ir žuvis dingo. Nu, aš tai einu pabandyti su blizgutė. Lydekas, sakai? Nu ką, nieko gero, nu. Kibo ir nustojo. Nei ant blizgutės, nei vieno kibimo. Nei ant avižėlės. Draugas irgi nieko gero. Ramybė. Reikės jaučiu malt namo. Nu, šiandienos toks laimikis, visai sakyčiau neblogas tikrai. Tai va, tokia ta žvejyba, baigiam šios dienos tą žūklę. Nu, iš ryto, ką galiu pasakyti, kol buvo šalta, žiauriai šalta, žuvies pagavom, įtėjo 11-12 valandų, žuvis pasitraukė, ten kur kibo nebekimbo, bandėm grėžiot, ieškot, bet neradom, tai gal patingėjom ir tiek daugiau, gal reikėjo pakeisti kokią vietą, kas ten žino, bet esmė tame, kad žuvies pagavom, tikrai pasisekė geriau negu praeitą kartą. Tas yra svarbiausia,
Tai tiek, tai ką visada jums noriu pasakyti, ačiū, kad žiūrit, būtinai užsiprenumeruokite kanalą, parašykite kokį komentarą ir susitiksime su jumis vėl prie vandens. Iki.